Sveiki, mėlyjeji. Šiandien svečiuose turiu dvi ypatingas svečias. Tai yra Renata ir Raimonda. Labadiena. VŠI Linksma uodegėlė įkūrėjas. Taigi, merginos, papasakokit, kas yra ta linksma uodegėlė ir kaip jinai gimė, kaip jinai atsirado. Linksma uodegėlė šiaip labai jauna gyvūnų globos organizacija, kurios tikslas yra ištraukti iš gatvės sužalotus, iš namų išmestus gyvūnus, kurie negali išgyventi lauko sąlygom. O kaip jūs kartu susitiko, daug metų esat kartu, kaip čia tas visas bendrystė jūsų prasidėjo, Raimonda? Taip, mes iš tikrųjų pradžioj savom jėgom, jau ilgą laiką. Globojom, gelbėjom, padėjom, tas mus ir suvedė, kad mes tai darėme kartu. Ir atėjo ta riba, kai supratom, kad jau dviese nebepatempė, nebeužtenka resursų, jėgų ir kad reikalinga pagalba. Tuomet Renatai ir kilo ta mintis, kad įkurti VŠI gyvūnų globos organizaciją. Ir mes tai padarėm bendrom jėgom. Renata, gal tu papasakok, kas yra jūsų kasdienybė? Ką jūs veikiat? Nes apart to, kad Renata tai tikrai žinau, kad turi darbą, nes aš kažkaip kai susipažinau su Renata, tai galvojau, kad tai yra jos pagrindinė veikla, kad jie turi finansavimą ir visus kitus dalykus, bet pasirodo taip nėra. Tai Renata, papasakok, kokia yra tavo kasdienybė, apart to, kad tu turi šeimą ir normalų darbą. Iš tikrųjų, mes abidvi dirbam. Abidvi turim šeimas, vaikus ir čia globa, būtent ta mūsų veikla, tai čia kaip ir, sakykime taip, širdies veikla. Širdies veikla, galbūt daugiau kaip hobis. Ir, iš tikrųjų, kadangi jau ir vaikai dideli, ir turint vien pagrindinį darbą, tu kažkaip tai nori vis tiek kažką tai padaryti daugiau ir prasmingo. Tai, o kadangi mylim gyvūnus nuo pat vaikystės ir abidvi turėjom ir savo augintinių ir negalim praeiti, pamačius lauke kenčiantį gyvūną, dėl to taip ir nusprendėm, kad reikia užsiimti būtent šią veiklą, kuri neša ir mums kaip ir sielos tokį atgaivą. Pasitenkinimas. Sakysim, čia net ne hobis, sakyčiau, čia labiau yra pašaukimas. Taip, nes ne kiekvienas gali tai daryti. Ir ne kiekvienam iš tikrųjų ateina ta mintis. Aš dabar galvoju, mane labai įdomiai suvedė su Renata. Aš jai paskambinau, nes irgi pamačiau skelbimą ir mano namuose taip pat yra globotinė Nica, kurios dėka iš tikrųjų ir gimė idėja skambančios širdies dienos, mūsų nuostabaus renginio, kuris laukia gruodžio 22 dieną. Ir taip aš susipažinau su Renata ir kažkaip man labai norėjosi dar kažkuo prisidėti, galvoju, kažką tai aš tikrai galiu. Ir kilo mintis tada, kaip pranešti žmonėms apie jūs, apie šią jauną organizaciją, apie šias dvi nuostabias moteris, kurios tikrai aukoja ir net neaukoja, su didelė meilė ir rūpesčiu skiria savo laiką, finansinius resursus ir meilę beglobiams gyvūnams, tiems, kurie išmesti į gatvę iš tikrųjų nereikalingi, kaip merginos sako, niekieno, bet jie iš tikrųjų nėra niekieno, jie yra mūsų visų, nes kas jei ne mes pasirūpinsim gyvūnais, jie tikrai patys to padaryti negali. Ir kažkaip norėjosi daugiau prisidėti ir aš kažkaip pagalvojau, prisiminiau, kad aš pati vaikystėj tįsdavau namo kates iš lauko. Ir mama tik išveždavo vieną į kaimą, jau sulaukė atostogų, leidžia,
ir išsivežu aš ją kartu į kaimą ir žiūrėk, močiutė prikalbina, jai čia geriau, čia gamta, ką tu ten bute, nu gerai palieki, žiūrėk, jau Sonata kitą katę pasitėsi. Tai taip 9 suskaičiavau kates. Tai matyti ir mano tas toks kažkoks tai pašaukimas nubudo padėti, prisidėti ir va dėka Renatos ir Raimondos aš atradau savo sritį, kaip aš galėčiau dar realizuoti ir prisidėti. Tai vis tik Renata, nu kaip atrodo ta tavo diena? Pas jūs, kiek žinau, globotiniai yra visi gyvūnai, yra namuose gyvenantis, taip? Jie turi savo globėjus. Taip, kiekvienas iš mūsų globotinių turi savo laikiną globėją, kuris tas globėjas lydi tą mūsų globotinį iki tol, kol atsiras tikra šeima. Iš tikrųjų, mes neturim savų patalpų kaip prieglaudos ir visi mūsų globotiniai yra globojami namų globose, pas laikinus globėjus, pas savanorius. Kiekvienas gyvūnas gyvena laisvai, ta prasme nėra auginamas narve. Į narvus mes kaip ir naudojam, bet naudojam labai trumpą laiką, kokią savaitę, 2, tam, kad pripratinti gyvūną prie laukinuką, taip. Pripratinti laukinuką prie žmogaus, prie rankų prisilietimų, prie kraiko dėžutės. Kada gyvūnas yra laukinukas, jisai aišku yra bailus. Ir jeigu paleidus, jisai pasislėps ir tu tiesiog gali nepastebėti tam tikrų ir sveikatos problemų. Dėl to naudojam narvus, bet labai trumpą laiką. Bet iš tikrųjų, Renata, ne visi labai daug, kažkaip tu pati minėjai, kad labai daug šiemet naminių gyvūnų, kurie tikrai prie žmogaus augę, yra išmestų į gatvę. Ir jie turbūt labai džiaugiasi, atėję į šiltus namus, pajutę žmogaus meilę ir eina prie to žmogaus ir atsiveria ir jiem faktiškai nereikia jokios adaptacijos per daug, ne? Taip, žinoma, būtent išmestiems iš namų gyvūnams nereikia nei tų narvų, nei nieko ir pajutę žmogaus meilę, pajutę namų šilumą, jie tikrai yra labai dėkingi žmogui ir jie ieško to kontakto, bando kažkaip tai padovanoti ir savo meilę žmogui ir apdovanoja murkimų ir atneša į namus tikrai labai daug gerų emocijų, teigiamų emocijų. Tai aišku, gyvūnas tas, kuris augęs namuose, atsidūręs gatvėje, jisai tiesiog neišgyvena. Ir jo likimas yra labai liūdnas. Tai vat mūsų organizacijos vienas iš tikslų kuo skubiau, operatyviai paimti tą naminį gyvūną iš gatvės, tam, kol jisai nesusirgo labai sunkiai, kol jisai sveikas, nesužeistas. Ir mes nežiūrim iš tikrųjų į gyvūno amžių, į gyvūnų charakterį tam tikrą. Tiesiog mūsų patirtis Taip, mūsų patirtis rodo, kad būtent gyvūnas, kuris gyvena namuose, namų sąlygose, jisai gatvėje neišgyvena. Dėl to stengiamės kuo skubiau tokiems gyvūnams padėti. Bet jums žmonės praneša apie tuos gyvūnus ar kaip? Dažniausiai praneša žmonės, labai dažnai ir patys pamatom, o kadangi dabar, kaip ir minėjom, kad turim savo komandai nemažai laikinų globėjų, kartais ir globėjai pamato sos tinkluose, atsiunčia nuorodas, atsiunčia nuotraukas ir visada kyla klausimas, ar galim kažkaip tai padėti. Tai vat, stengiamės. Ir gavę skambutį kažkokią pranešimą apie, tarkim, labai dažnai tikrai sužaloti gyvūnai. Jau kreipiasi žmonės, kurie sergantys gyvūnai, taip?
Ką va tokiu atveju, ką jūs darot? Važiuojate į vietą, kaip tai vyksta? Gavęs skambutį taip, mes stengiamės, kaip ir minėjau, kuo operatyviau padėti tokiam gyvūnui ir stengiamės iš karto nuvažiuoti į vietą, pasiimti gyvūną ir kuo skubiau nugabenti į veterinarijos kliniką. Nes būna kartais, kad ir valandą, o kartais ir 15 minučių yra šansas išgelbėti to gyvūnų gyvybę. Jeigu tuo momentu dirbam, esame užimti, prašom tada žmonių, kurie kreipiasi į mus, kad jie kažkaip tai prisidėtų ir pagelbėtų tam gyvūnui. Kadangi bendradarbiaujam su labai daug veterinarijos klinikų, galim paskambinti, susitarti, kad gydytojai priimtų tą gyvūną ir tiesiog prašom žmonių va, tokios fizinės pagalbos. Nes iš tikrųjų, kadangi esam tik tai dviese, kurios gali nuvažiuoti, kurios gali pagauti arba paimti, tai esame tiesiog paprasti žmonės ir negalim kartais persiplėšti, dėl to mums reikalinga vat, kaip tik ir paprastų žmonių pagalba. Ir tiesiog čia yra mūsų bendras reikalas, tikslas ir tikrai tikimės, kad būsim viena komanda, ta prasme, į mūsų gretas ateis daugiau žmonių, daugiau savanorių, kurie galės prisidėti ir padėti mūsų tokioj veikloje. Bet kaip bebūtų, Renata, būkime atviros, iš tikrųjų, ne pigus malonumas daryti gerą, ne, ir gelbėti gyvūnus, nes viskas kainuoja, veterinarijos paslaugos kainuoja tikrai daug. Manau, kad aišku, nepaisant to, kad tikriausiai yra sutartis, yra kažkokios tai nuolaidos, bet be globių gyvūnų, kiek dabar, Raimonda, turit globoje apskritai globotinių Linksma uodegėlė? Skaičiavot, koks tai yra skaičius, kad įsivaizduoti mastą? Aišku, jisai pastoviai kinta. Taip. Ir taip, kitą kartą net sunku pasakyti, kiek mes turim. Apie 100 gyvūnų turim dabar. Ir vieną šuniuką, ne? Taip, vienas šuniukas. Jau turim vieną šuniuką. Pats pirmasis, taip, nes vis dėlto šuniukam kažkaip sudėtingiau rasti tą globą. Kačiukam lengviau gal atsiranda. Galbūt dėl to, kad nereikia į lauką vedžioti. Taip, nes vis tiek šuo jau yra kiti įsipareigojimai. Taip. Ir gal bijo labiau vis dėlto šuo toks padaras, kuris agresyvesnis, gal baisiau atrodo negu tas katinas, kuris yra agresyvus. Taip, kad Tai dabar jūs priimat, jums paskambino, sužalotas gyvūnas, jūs važiuojat, paimat, vežat į veterinarinę kliniką, ten gyvūnas yra nuodugniai apžiūrimas, nes mes nežinom, ką mes gaunam ir su kuo mes susiduriam. Ir tada ką, ieškot, mačiau ištisai stebiu dabar Linksmą uodegėlę ir apie naujus atvykusius, ir ieškot staigiai, reikia surasti, kur jį padėti, tą gyvūną, kur jam tuos laikinus globėjus. Tai kas yra tie laikinieji globėjai ir kaip tai veikia? Jūs aprūpinat juos? Taip, žinoma, yra pasirašoma laikinos globos sutartis, kur mes esam įsipareigoję pilnai aprūpinti gyvūną viskuo, kraiku, maistu, apmokėti visas veterinarinės paslaugas, visą gydymą, nuvežti, parvežti gyvūną. Nes daugelis žmonių, kurie tampa mūsų laikinais mūsų globotinių laikinais globėjais, dėl tam tikrų priežasčių negali leisti savo turėti nuolatinį savo augintinį. Priežastys būna labai įvairios ir norėtųsi pabrėžti, kad čia iš tikrųjų labai atsakingi žmonės, kurie daug keliaujantis ir jie supranta, kad jie negali prisiimti tokios atsakomybės, kaip nuolat turėti gyvūną, kuris būtų paliktas ilgą laiką vienas namuose. Kai kurie žmonės
žinant visas tas finansinės Taip, išlaidas, iš tikrųjų. negalim pasiryžti tam, nes Turi irgi atsakomybę, Taip. kad jeigu ištiktų kažkokia situacija, nugi neišmesi gyvūną į gatvę. Tai va tas labai, iš tikrųjų, aš tai labai žaviuosi ir labai dėkoju tiem žmonėm, kurie pasiema į globą gyvūnus, būtent nes, nu, ir taip prisidėti, jie gali suteikti tikrai ir meilę, ir rūpestį, nes labai dažnai gyvūnėlius, aš tai Nicą gavau po tikrai didžiulių sužalojimų, bet ji jau buvo apgydyta ir pas mane atkeliavo, beliko jai tas savo baimės ir sielo žaizdas išsilaižyti, priaugti svorio, išdrasėti, bet jau pagrindinis darbas visas tas toksai, kur tikrai yra žmonių, kurie apsiema ir tas žaizdas prižiūrėti ir matyti va tą kenčiantį gyvūną, galbūt nu, ne mano charakteriui, aš iš tikrųjų visiškai neseniai savo mylimą gyvūną palaidojus ir praėjus visą tą kelią ir finansinį ir visą kitą, tai galbūt irgi nežinau, ar beišdrįsčiau turėti nuolatinį gyvūną, bet vat pasitaikė tokia proga, vis tiek norėjosi katės ir vat tokia proga, kad yra galimybė prisidėti ir galbūt ne vienam gyvūnui. Aš labai tikiu, kad mano mylima Nica, kai jinai atsistos ant kojų, atsigaus, galbūt jinai suras tą šeimą, kuri galės ją paimti visam laikui ir suteikti jai namus. Ir aš galėsiu prisidėti prie kažkokio kito gyvūno gerovės. Tai jūs aprūpinat viskuo, ne? Taip. Ir kaip suprantu, komandoje yra 2 žmonės, tai yra 4 rankos. Nu, nepaisant globėjų, kurie galbūt tikrai, kai yra kažkokia ekstra situacija, manau, kad irgi prisideda prie kažkokių tai dalykų, ne? Taip, aišku, yra labai daug geros valios žmonių ir gyvūnų globėjų, laikinų globėjų tarpe irgi jų yra labai daug. Vienintelė galbūt problema yra tame, kad ne visi tie žmonės, kaip ir minėjau, turi tam tikras galimybės pagelbėti ir padėti, nes ne visi turi transportą. Taip. O kadangi tu turi labai greitai ir operatyviai reaguoti, tiesiog tau pačiam lengviau nuvažiuoti į vietą, įvertinti situaciją, nuvežti gyvūną į kliniką, kadangi neturim savų patalpų, neturim daug globėjų ir dažniausiai jie būna visi jau aprūpinti gyvūnais, tai tą naujoką mes paliekam veterinarijos klinikos stacionare. Kur irgi kainuoja? Žinoma, taip, bet čia yra tokia išeitis, kad gyvūnas jau patektų į šilumą, gautų visą veterinarinę pagalbą, o tuo metu tada jau rašai postus, apskambinėjus globėjus, pažįstamus ir va taip desperatiškai ieškai tada globos. Nes veterinarijos klinikos stacionaras tai ne tik labai brangus malonumas, kaip sakant, bet pačiam gyvūnui tai nėra labai saugi aplinka, kur jisai jaustųsi komfortiškai, nes klinika, tai čia ir kraujo kvapai, vaistų kvapai. Ir stresas, gyvūnui begalinis stresas. Taip, ir didžiulis stresas, nes jisai nesupranta, kur jisai pateko, o jeigu jam reikalinga dar kažkokia tai, kažkokios veterinarinės procedūros, tai čia dar ateina žmonės, kurie nuolat bado, kurie nuolat lašina akis ir gyvūnas taip supranta, kad jį ten skriaudžia. Dėl to mes ir stengiamės kuo skubiau būtent rasti tą namų globą, kad gyvūnas nepatirtų labai daug to streso. Nes, kaip žinome, katinai ypač, jie labai jautrus stresams ir tas stresas gali dar sukelti kitų ligų. Tai ir teisingai, Renata, suprantu, kad jūsų linksma uodegėlė ir visų globotinių, kaip sakant, gerovė priklauso tik nuo geros valios žmonių, tie, kas prisideda,
kas paremia jūsų veiklą? Ar jūs gaunat kažkokį tai finansavimą, dalyvaujat kažkokiuose projektuose? Tikrai taip. Esame visiškai priklausomi tik tai nuo geros valios žmonių. Tik tai jų pagalba mes galim toliau tęsti savo veiklą, padėti gyvūnams. Aišku, kuo didesnis tas palaikymas, tuo daugiau gyvūnų gyvybių mes galim išgelbėti. Nei savivaldybės, nei valstybė, nei kažkokie ES fondai tikrai neremia mus. Mes projektuose mes nedalyvaujam vien dėl to, kad neturime savų patalpų. Jeigu būtų galimybė turėti patalpas, yra kai kurie valstybės tokie projektai, kur galima būtų gauti finansavimą, tarkim, tai pačiai PSP programai, pagauk, sterilizuok, paleisk, kur yra šitas projektas, jisai skirtas tam, kad sumažinti beglobių gyvūnų skaičių gatvėje humaniškais būdais, bet irgi viskas priklauso nuo patalpų, nes paėmus katę iš gatvės ir nuvežus ją sterilizuoti, po to tu turi tam tikrą laiką ją perlaikyti, nes tu negali paleisti ką tik sterilizuotos katės į gatvę. Ir tu turi turėti galimybę perlaikyti ne vieną katę, o mažiausiai 10, 20, 30, nes PSP programa vykdoma, dažniausiai vykdoma taškuose, kur yra didelės kačių kolonijos ir ten tikrai gyvena ir 10, ir 20, ir 30 gyvūnų, kurie nekontroliuojamai dauginasi. Dėl to mes visada ir prašom žmonių, kad ne tik tai jie skambintų, kada jau iškilo tokia didžiulė problema, o tada, kada pamatė, kad atsirado iš kažkur tai katė, jie pradėjo ją maitinti, tai susisiekit su gyvūnų globos organizacija arba su Vilniaus gyvūnų globos namais, jeigu čia veiksmas vyksta Vilniuje, nes juos finansuoja, būtent Vilniaus gyvūnų globos namus finansuoja valstybė ir jie sterilizuoja, kastruoja katinus nemokamai. Taip, Jums šitas malonumas kainuoja ir kainuoja nemažai. Taip, netgi su visom nuolaidom kainuoja katės sterilizacija šiuo momentu 50-55 eurai. Plius visa priežiūra. Taip, žinoma, ir stacionaras, ir vaistai, nes katei po sterilizacijos yra leidžiami ir antibiotikai, ir priešuždegiminiai vaistai. Būna iš gatvės paimta katė, suaugusi katė, kuri jau daug metų praleidus gatvėje. Jinai turi ir kitų problemų, dažniausiai gyvūnai turi ir dantų apnašų, ir kažkokių tai sužalojimų, daug parazitų, tiek vidaus, tiek išorės parazitų. Ir tu negali nuvežti ir paprašyti gydytojas, kad jinai atliktų tik tai sterilizaciją. Nes visgi mūsų tikslas padėti gyvūnui pilnavertiškai gyventi. Tai gyvūnas yra sterilizuojamas, kastruojamas, yra valomas ir dantų apnašos, sulašinami lašiukai nuo plataus veikimo spektro, kurie veikia ir vidaus ir išorės parazitų. Ir aišku, jeigu veterinarijos gydytojas aptinka dar kažkokią tai problemą su sveikata, tai reikia tada ir užsiimti ir gydymui.
kad jau gyvūnas pilnai pasveiktų. Ir aš labai noriu paraginti žmonės iš tikrųjų nebijoti prisidėti ir tapti bent jau laikinuoju globotoju, todėl kad, kaip Renata ir minėjo, kad gyvūnas yra visapusiškai pagautas, gyvūnas visapusiškai patikrinama sveikata, atliekamos visos būtinos procedūros ir pas globėją patenka sutvarkytas, jeigu taip galima sakyti, suteikta pirmoji ir būtinoji visa pagalba gyvūnas ir jisai gyvena, kol jisai atranda tuos savo tikruosius namus. Tai Renata, kaip mes dabar merginos pasakykite, ir jūs, Rimau? Aš dar labai norėčiau tokį dalyką paprašyti, kad žmonės, kurie maitina tas atėjusias kates, kad ir ateina jau su kačiukais, nelauktų šalčių. Nes labai dažnai kreipiasi, vasarą viskas gerai maitina, kai ateina šalčiai, kai jau tie kačiukai paaugę ir juos jaukinti jau reikia laiko, tada tik tai kreipiasi pagalbos. Tai kad kreiptųsi iš karto, kad nelauktų tų žiemų, nes tada ir mums per šalčius gaudyti, ir jiems blogai, ir mums sudėtingiau. Ir gyvūnam iš tikrųjų, ir gyvūnai katės labai lenda ir po ten ant variklio, ir kiek suvažinėtų, iš tikrųjų labai daug problemų. Tai dabar merginos, noriu jūsų paklausti, kokios pagalbos jums labiausiai reikia, apart to, kad tikrai labai trūksta bent jau laikinųjų globėjų, kadangi gyvūnų vis plūsta ir plūsta, vis naujokai ir tikrai, kai reikia per suskaičiuotas valandas surasti tam gyvūnėliui namus, tai yra pakankamai sudėtinga ir tuo pačiu pačiai labai didelis stresas. Tai kokios pagalbos jums reikia? Kaip žmonės galėtų prisidėti? Iš tikrųjų, pagrindinis variklis mūsų tos visos veiklos yra finansinė parama, bet žmonės gali prisidėti ir mes būtume labai dėkingi už įvairiausią pagalbą. Tai yra, kai kurie žmonės gali tiesiog savo laisvų laikų nuvežti mūsų globotinį į kliniką padėti, grąžinti vėlgi globėjai. Labai trūksta žmonių, kurie draugauja su IT technologijomis, nes mums būtų labai didelė pagalba kurti filmukus, gal naudotis influencerių paslaugomis, nes reklama čia irgi yra tas variklis, kuris stumia mus į priekį, nes kuo daugiau... Paprastas nuotraukas padaryti, gražiai pateiktas, labai visai kitaip reaguoja. Taip, nes jūs turite savo tinklapį, kurį mes tikrai įdėsim nuorodas ir iš tikrųjų, žmonės daug labai jaunimo yra, kuris, tarp kitko, Renata, tugi gali socialinės valandas tu išrašyti gali vaikams. Jūs neturit fizinės vietos, kur jie galėtų savanoriauti, sakykime, ateiti kaip po gyvūnų priežiūrai, bet jeigu, sakykime, jaunuolis, kuris nusimano IT technologijose ir, sakykime, tuose visuose socialiniuose tinkluose ir jisai apsijimtų, pavyzdžiui, tvarkyti kažkokius tai šitus dalykus, tugi galėtum jam išrašyti socialinių valandų ten tą skaičių. Taip, žinoma, nes... Irgi būdas. Nes tai yra būdas pagelbėti gyvūnams. Taip. Ir čia yra sociali tokia veikla, labai reikalinga veikla. Ir kiekvienas vaikas, paauglys, tiesiog kiekvienas žmogus gali prisidėti jam tinkančiais būdais. Čia gali būti tikrai, kai kurie žmonės labai moka išreikšti tas mintis ir parašyti gražų tekstą. Taip. Kažkas gražią nuotrauką padaryti. Kažkas tai gali padaryti nuotrauką, kažkas tai gali netgi skirti tam tikrą laiką ir netgi pabendrauti su gyvūnu. O galbūt kartu su tėvų pagalba tapti laikinais globėjais.
nes žmogaus kontaktas yra labai svarbus gyvūnui. Taip. Ir čia irgi tokia yra Arba socialiai. organizuoti tokį renginį kaip skambančio širdies diena, ne, ir duoti žinoti, padėti surinkti lėšų, dalyvauti kažkokiose mugėse. Irgi Taip. kaip variantas, ne? Taip, arba jeigu žmogus gali padaryti Kažką kažkokius tai gamina. jo rankdarbius, kažką tai sugalvoti. Ir pardavę kažką tai- skirti taip. kažkokią tai dalį savo Nes, pajamų. kaip žinom, vat, dabar yra švenčiam mes tą pyragų dieną, kai įmonės savo ofisuose parduoda savo keptus pyragus ir tą paramą skiria vat, nevyriausybiniam organizacijom skirtingais būdais. Tai vat, šiemet santarų skyrius kaip tik skiria tą paramą būtent mums ir čia tikrai mums yra labai didelė pagalba. O kalbant apie organizacijas, Renata, aš manau, vertėtų paminėti, kad yra toks dalykas kaip pelno mokesčio mažinimas parėmus įstaigą. Papasakok daugiau apie tai. Čia yra juridiniams asmenims yra mokesčių pelno mažinimas. Tai yra, jeigu taip liaudiškai papasakoti, tai tarkim, jeigu įmonė aukoja 1000 eurų, tai jau pelno mokestis jai mažinamas dvigubai. 2000. Taip. Tai iš tikrųjų. Labai gera galimybė prisidėti iš tikrųjų. Taip, tai va, sakykime, taip, valstybė bent jau taip gali mums padėti ir. Tiesiog reikia, kad žmonės plačiau apie tai žinotų. Mes būtinai įdėsim į komentarus visą informaciją dėl šio mokesčio mažinimo galimybės. Ir dar, ką mes galim visi pervesti, 1,2 procento savo pajamų mokesčio ir skirti juos linksmai uodegėliai. Tai ką, mūsų pokalbis tikriausiai jau eina į pabaigą ir ką norėčiau pasakyti, kad labai laukiame mes jūsų gruodžio 22 dieną skambančio širdies dienoje, kur čia skambančioje erdvėje vyks renginys, visą dieną vyks užsiėmimai įvairūs, pirmoji daly vienokie, antroji dienos daly kitokie, iš tikrųjų galite rinktis pagal savo laiko galimybės ir susidomėjimą veiklomis. Renginys tinkamas tikrai visai šeimai ir vaikams nuo mokyklinio amžiaus, pirmoji ir antroji dalis, tai tikrai labai kviečiam dalyvauti. Ir bilietas į šios dienos renginį yra savanoriška širdies, su visa meilė skirta parama būtent linksmosios uodegėlės globotiniams. Ir noriu pabrėžti, vat mes kažkaip ir su merginom ir draugų tarpe kalbėjom apie tai, kad kiekvienas euras yra labai svarbus. Ir kartais mūsų mentalitetas, o tie įsitikinimai, kad nu ką, aš galiu tik eurą, arba šiai dienai aš galiu tik 2 eurus, bet tas 1 ir 2 eurai, jeigu tai yra 100 žmonių, tai jau yra 100 eurų, jeigu tai yra 200 žmonių, tai yra jau 200 eurų. Ir kiekvienas euras ar net centai irgi yra lašas prie lašo ir susidaro visuma, o gyvūnams tai yra tikrai labai labai svarbu. Tai labai kviečiam, nepaisant savo finansinių galimybių, drąsiai iš visų visą meilę tiek, kiek išeina, prisidėti ir pagelbėti būtent linksmos uodegėlės globotinės. Gyvūnai tikrai būtų patenkinti ir sveiki ir laimingi. Taip, ir laimingi. Kad uodegėlės būtų linksmas. Gerai. Visą informaciją iš tikrųjų apie linksmos uodegėlės veiklą, apie skambančio širdies dieną jūs rasite komentaruose po šio video. Ir tikrai dalyvaujant renginyje, kadangi mums svarbu žinoti žmonių srautus,
ir tinkamai jūsų pasiruošus laukti, tai yra svarbi registracija. Registracijos formą jūs rasite renginio aprašyme. Tai va. Taip, ir mums tikrai yra svarbi bet kokia pagalba jūsų. Tiek daiktais, tiek finansinė, tiek pagalba savo laiko, jėgų. Mes labai jūsų lauksime visų. Iki. Visi